Eh bien, bonsoir à tout le monde. Je ne suis pas lituanophone, donc je vais vous dire que je suis chez moi dans l'Institut français territoire de la République, puisque nous sommes dans l'enceinte diplomatique. Donc nous allons parler, enfin, je vais parler quelques minutes en français. Labas vakaras visiems. Kadangi aš nekalbu lietuviškai, bet to mes esame čia Prancūzijos teritorijoje, diplomatinės atstovybės teritorijoje, kalbėsiu šiek tiek trumpai prancūziškai. Alors, je pense que ce soir, vous allez avoir un exposé qui est forcément essentiel pour nous, diplomates français, mais enfin en général pour nous, Français en Lituanie, parce qu'il va vous parler d'une chose très rare, c'est les liens culturels et presque plus que culturels, imaginaires entre non pas la Lituanie et la France, mais la France et la Lituanie, plutôt dans ce sens-là. Pranešimas, kurį girdėsite šį vakarą, mums prancūzams esantiems čia Lietuvoje iš tiesų labai svarbus, nes girdėsime dalykus, kurie yra retai nagrinėjami. Tai yra šalies įvaizdis per kultūrą, bet ne tik tai per kultūrą, per vaizdinyje ir įvaizdis žvelgiant būtent iš Prancūzijos pusės. Alors, avant de vous dire deux petits mots sur ceux qui ont commis ce rapprochement qui est tout de même assez audacieux entre finalement deux cultures qui se sont, sinon ignorées, en tout cas qui ne se sont pas rencontrées, je vais vous expliquer pourquoi dans ce lieu, tout cela a un sens particulier. Prieš trumpai pristatydamas šio vakaro viešnias, norėčiau pabrėžti, kad darbas, kurį atliko ponia Kašėlionienė, iš tiesų labai drąsus šitas dviejų kultūrų gretinimas, kultūrų, kurios galbūt viena apie kitą ir nebūtų žinojusios ir nebūtų susitikusios. Ir noriu pasakyti jums, kodėl būtent čia yra šitai svarbu. Vous savez que nous sommes ici dans un lieu particulier, puisque cette maison Franck-Stendhal, même s'ils n'ont pas grand-chose à voir l'un avec l'autre, mais elle est sinon un haut lieu de la culture française, puisqu'on ne peut pas dire que la culture française a été particulièrement présente à Vilnius jusqu'à ces dernières années. En tout cas, elle est un haut lieu de l'imaginaire qu'il peut y avoir entre nos deux pays. Šita vieta, šitas pastatas, kuris vadinamas Franko Stendhalio namais, iš tiesų šitie du istoriniai veikėjai nelabai turi ką bendro vienas su kitu, bet jinai iš tiesų yra labai svarbi prancūzų kultūrai per tuos ryšius, kurie buvo užmegzti ir per tą vaizdinyje, kuri per šitą pastatą, per istoriją pasireiškė. Mais en même temps, à cette strate de base, je dirais, donc, qui repose encore sur beaucoup de fantasmes un petit peu archaïques, eh bien, se sont construits par l'histoire, par tout ce qui est arrivé jusqu'à l'extrême ouest du continent européen. Je vous rappelle que notre Bretagne s'appelle le Finistère, c'est la fin de la Terre, c'est la fin du monde, enfin du monde européen. Donc est arrivé jusqu'à l'ouest l'idée d'un peuple qui a su résister, l'idée d'un peuple qui a une culture enracinée dans le christianisme, avec peut-être une certaine austérité, mais aussi beaucoup de rigueur, ce qui manque toujours un peu à nous autres latins, et aussi un peuple qui a été comme ça, qui a su éclore par
le syncrétisme par la fusion qu'il a su faire de toutes les cultures qui l'ont traversé. Tai yra tarsi tokie, tarsi metmenis, tarsi kažkokie pagrindai, kurie, aišku, prancūzų vaizdiniuose yra pagrįsti daugeliu tokių archainių įsivaizdavimų, bet istorija, istorijos virsmai, istorijos įvykiai, kurie, kaip žinia, nukeliavo iki vakarų Europos, iki pat vakarinio pakraščio, iki pat Bretanės, kaip turbūt žinote, yra vadinama Finisterų, tai yra žemės pabaiga, žemės pakraščio, atnešė žinią ten apie Lietuvą. Vis dėlto paaiškėjo, kad tai yra tauta, kuri yra labai tvirta, kuri yra labai atkakli, kuri turi krikščionišką kultūrą, nors jinai turi tam tikro atšiaurumą, bet jinai turi ir to, ko trūksta pietų Europos tautoms, tokio kruopštumo, nuoseklumo, ir kuris sugebėjo būtent susinkretinus savyje įvairias kultūras sužydėti. Voilà, donc je vais laisser maintenant Niolet aller plus en dedans de cette représentation. Et évidemment, elle aura son point de vue plus lituanien que le mien, mais je pense que ce sera en tout cas le point de vue d'une spécialiste, parce que je ne me suis pas autant penché sur cette question que Niolet. Donc merci beaucoup Esra, je crois qu'elle est passionnante. Je suis très content que nous la fassions dans le cadre du mois de la francophonie. Vous savez qu'en ce moment, on est en train de célébrer pas seulement la langue française, mais le monde francophone et la culture francophone. Vous savez que la Lituanie fait partie de la francophonie institutionnelle à titre d'observateur. Donc je crois que c'est bien de montrer comment cette francophonie s'est constituée au travers de l'imaginaire en Lituanie. Voilà, merci beaucoup. Comme je ne suis pas lituanophone, je m'éclipse, mais Niolet me fera un compte-rendu en français de tout ce qu'elle aura dit. Oui, d'accord. Caroline, voilà. Na, dabar paprašysime ponios Nijolės įdėmiau, nuosekliau pakalbėti šitos dalykus. Aišku, jos požiūris bus kitoks negu mano, ne toks prancūziškas, ji yra literatūros specialistė. Aš šito klausimo tiek įdėmiai negvildenau, bet labai džiaugiuosi, kad jūs čia visi esate susirinkę. Tikiuosi, kad pranešimas tikrai bus labai įdomus. Dar džiaugiuosi tuo, kad šis renginys yra frankofonijos dienų programos dalis. Mes švenčiame frankofoniją, tai yra prancūzų kalbos šventė, bet ne tik tai yra prancūzų kalbų frankofoniško pasaulio šventė, frankofoniško kultūrų šventė. Ir, kaip žinia, Lietuva yra tarptautinės frankofonijos organizacijos narės stebėtoja. Ir tai šis renginys yra puikiai proga parodyti, kaip atsirado frankofonija būtent per literatūrą ir per vaizdininę, per šituos ryšius. Na, dabar atsiprašysiu, kadangi nekalbu lietuviškai, norėsiu pabėgti ir palikti jūs, bet ponia Nijolė, bet ponia Karolina man tikrai nuosekliai viską prancūziškai papasakos. Voilà, ačiū, c'est tout ce que je sais dire. Tai visų pirma, labas vakaras visiems ir labai džiaugiuosi, kad taip gausiai susirinkote. Ir iš tiesų jau šio instituto direktorius gana taip daug kalbėjo ir gana išsamiai pristatė knygą. Ir tą ypač barbarybės konceptą jau čia išskleidė, kaip atrodo, ir aš tai galėčiau vertinti, nes apskritai kaip pirmą tokį atsiliepimą iš prancūzų pusės apie šitą reikalą. Tai aišku yra smagu. Tai va, o dabar tai jums, kad nebūtų nuobodu ir kad, taip sakant, nepasigailėtumėte atėję, tai kaip aš galiu šitą knygą pristatyti. Aš pabandysiu pristatyti tas iliustracijas, kurios yra knygoje, ir jas pakomentuoti. Tai tokiu būdu gal tas pasakojimas bus vaizdingesnis. Įvaizdis tai jau savaime yra savoka, kuri turi savyje tą vaizdo reikšmę ir aišku, kad vaizdas turi būti patrauklus, jis turi mūsų vaizduotę paveikti ir taip toliau. Ir tik tokiu būdu mes galim pradėti kažką rimčiau žiūrėti tuos vaizdus ir tyrinėti juos. Tai va,
Tai dabar štai pirma iliustracija, kurią jūs rasite ir knygoje arba jau radote, kas skaitėte. Tai jau ji mus nukelia į nekur kitur, o į prancūzų pačios literatūros pradžią, prancūzų literatūros pradžią. Tai yra čia pirmoji tokia garsi prancūzų chanson de geste, epinė poema, būtent Rolando giesmė. Ir man buvo labai smagu, kad aš toje Rolando giesmėje jau aptikau užuominą į mūsų Baltijos kraštų gentis dvi. Tai ir dabar kokios tai yra gentis, čia štai yra tokia iliustracija, jinai vaizduoja Karolio didžiojo armijos mūšį. Tai Karolis didysis, jeigu jums šiek tiek priminti tą Rolando giesmę, tai galima pasakyti, kad ta giesmė jinai rėmėsi istoriniais įvykiais, kurie iš tiesų vyko 8 amžiuje ir Karolis didysis žygiavo į Ispaniją ir kuriam tikslui be abejo jis skelbė, kad jo tikslas yra atkovoti Ispaniją iš Abisidijos imperijos, nes Arabų imperija buvo pavertusi Ispaniją jų provinciją, tai tarsi tikslas būtų vienas toks kilnus, bet iš tiesų tai žinoma buvo kitas tikslas patiems prancūzams Ispaniją užimti. Ir giesmėje, toje Rolando giesmėje, tikslas yra reiškiamas kitas, kad štai Karolis didysis jis vyksta į Saracėnų kraštą tam, kad užėmęs tą kraštą apkrikštytų jo gyventojus, taigi neštų savotiškai štai ir kitą tikėjimą, kitą civilizaciją, geresnę ir panašiai. Tai va, ir jam reikia užimti Saragosą, Saragosoje yra karalius Marsilis ten su armija, jam tos armijos nepakanka, jam ateina į pagalbą to emyro Baligano armija ir va štai kas jau yra įdomu, kad toji emyro Baligano armija yra tarptautinė. Ir štai minimos įvairios gentys, įvairūs kraštai, kaip jūs matot, vos ne pusę pasaulio. Tai jeigu mums pažįstami yra tenai kokie vengrai, armėnai, turkai, persai, tai maurai jau yra Afrika, tai hunai yra Azija, ir yra slavai, prūsai, ir tarp jų yra dvi gentys, ormalėjų ir ugličių. Ir štai kas yra jau įdomu, kad, aš tų Rolando giesmės prancūziškų variantų ne vieną verčiau ir tokį variantą radau su garsaus prancūzų medievisto komentarais, Gérard Mouranier, ir tenai jisai kaip tik ir aiškina, kad ormalėjai tai yra semblis, sembis, samlandi, o jau tada lietuviškose enciklopedijose radau, kad tai yra sembai, tai yra prūsų gentis, kuri vėliau įsiliejo lietuvininkų grupę Mažojoje Lietuvoje. O ugličiai irgi yra Baltijos regiono gentis, bet paskui jie įsiliejo į Ukrainos, įsimaišė tarp Ukrainos kitų genčių. Tai va visų pirma tas paminėjimas, gerai, paminėjo, svarbu, įdomu ir galima įsivaizduoti, kad štai čia vaizduojamas mūšis Karolio didžiojo armijos su ta emyro Baligano armija ir čia kažkur turi ir tos gentis, mūsų protėvių gentis figūruoti, tarkim, galim įsivaizduoti. Tai dabar Rolando giesmės yra daugybė iliustracijų. Čia Rolandas, jis nukerta Marsiliui ranką. Ir dabar, jūs matot, kad tie priešai, jie yra tamsiais veidais ir tai yra greičiau afrikiečiai, bet čia yra įvairiausių žmonių turėtų būti, bet kadangi Rolando giesmė, tai be abejo yra literatūrinis kūrinys ir labai ten ryškus yra kontrastai,
aišku, čia prancūzų veido baltumas ir jų gražumas turi būti visada išryškinti. Tai dabar, kas dar man pasirodė įdomu ir ne tik įdomu, bet svarbu, aš jums čia pateikiu štai 2 vertimus, jūs galite neatkreipti dėmesio knygoje, nes tai yra išnašose. Tai gerbiama šviesos atminties mano dėstytoja Vilniaus universitete Laima Rapšytė, čia yra, kas ją prisimenam, šitą tokią asmenybę spalvingą. Tai štai jinai, jos buvo pirmas vertimas Rolando giesmės, jinai išvertė ne eiliuotai, o prozą ir ji išvertė gana tiksliai. Yra Rolando giesmėje štai tokios eilutės, kurias jį verčia kaip pažodžiui, tik 3 junginius geriausius palieku savo žinioje, pasilieka savo žinioje Baliganas, kadangi jau kiti ten daug kas ir sumušti ir toliau nuo jo ten kaunasi, bet jis šalia savęs geriausius pasilieka ir tarp tų geriausių yra pirmas turkų, antras Ormalėjų ir trečias Malprozos milžinų. Na, Malproza neišaiškėjo, bent aš neišaiškinau, iš kur, bet tai yra vietovė, bet negalima pasakyti iš kur, iš kokio krašto. O dabar vėlesnis vertimas Valdo Petrausko, štai 88. Ir kaip jis verčia? 3 geriausius aš paimti noriu, armėnai turkai skyrium lairikiuojas ir pulkas milžinų karių Malprozos. Ir iš tikrųjų Ormalėjų nelieka. Ir dabar daugiausia imam ir skaitom tą paskutinį vertimą Valdo Petrausko ir čia nėra tada apie ką kalbėti. Tai yra iš tikrųjų vertimo klaida ir ryški klaida, kurią kažkokiu būdu reikėtų taisyti. Dabar jeigu kalba apie kas mums, kaip jie veikia toje giesmėje, tai aišku, tų užuominų yra labai nedaug, bet paskui, kadangi mūsų, sakykime, tie gentainiai yra, aišku, bendro priešo įvaizdžio dalis, tai tada mums svarbu ir kaip tas priešo įvaizdis čia yra kuriamas ir, pavyzdžiui, toks pasakymas šių karių oda geležies kietumo, yra tokių visokių, ten fantastiškų ir palyginimų, kurie yra skirti ir epitetų priešui. Jie yra narsūs ir įdomu, kas man pasirodė įdomu, kad jie tvirti ir būtų laimėję netgi, bet Dievas neleido, nes iš tiesų, kuomet jau vyksta mūšis ir beveik jau karalius, jau pats Baliganas, jau tarsi jis puola Karolį Didįjį ir galima, nes ten yra tokių mūšios ten labai daug ir atrodo nukaus, bet tada Dievas neleidžia. Ir žinot, kad toj giesmėj ten ir arkangelas Gabrielius nusileidžia iš dangaus ir Karolis persekioja priešą, tai Saulė nesileidžia, kol jis nepagauna, nepaveja ir panašiai. Tai yra, ką aš noriu pasakyti, ką galima pastebėti, kad tie priešai yra nemažiau narsus ir jie yra pakankamai galingi ir juos galima būtų vertinti kaip tiesiog lygiavertį tarsi mūšyje partnerį, bet yra be abejo, kad tas įvaizdis yra ideologinis, nes jis yra pagristas tokia tiesiog nuostata visiškai realia, kuri tikrovėje buvo įsigalėjusi jau, kad pagonis reikia juos arba krikštyti, arba žudyti. Ir taigi barbaras pagonis yra priešas, kurį būtina sunaikinti arba apkrikštyti. Apkrikštyti ir paversti draugu. Tai yra čia barbarybei, tai barbarų savokai netaikomos kokios nors etinės reikšmės, kad jis ten yra būtinai kitoks ir blogesnis. Jis galėtų tapti draugu. Tai man tas pasirodė įdomu. Ir
Čia, aišku, toje visoje giesmėje dar galima būtų tų prancūzų priešų įvaizdį ir pagilinti, ir sukonkretinti, ir dar daugiau apie jį kalbėti, jei kas imtųsi tokios analizės visai dar jį būtų galima. Tai iš tikrųjų veiksmas vyksta Lenkijoje, kaip yra rašoma, tai yra niekur. Ir tai tada, nu ką, personažai, Alfredas Žary viską nurodo, kaip jie turi būti apsirengę, jie turi būti arba neutraliai, arba visiškai, kad jokios aliuzijos nebūtų, kad čia koks nors, pavyzdžiui, Lenkas ar lietuvis. Nes veiksmas vyksta ir Lenkijoje, ir Lietuvoje, bet čia rašoma Lenkijoje. Rašo Lenkijoje, bet yra scenų Lietuvoje, o kai jau Lietuva, tai yra ola, tai yra sninga, tai yra šalta, tai yra tokia pusiau dykvietė ir, nu kaip ir turėtų būti, po kiek laiko, jau ten tiems veikėjams pasiekus šitą vietą, pasirodo iš ošuolos Lokys. Tai Lokys pasirodo ir Lietuva, ir toks peizažas, ir Lokys. Lokys kaip veikėjas šitos piesės, tai akivaizdu, kad Žary buvo skaitęs Mermelokį, čia tikrai be abejonių. Ir nu, tada buvo įdomu, ką tas Lokys veikia ir kokie jo vaidmenys. Ir jis gina savo teritoriją, tai tas Lokys yra žmogiškesnis už šitą žmogų tokį žvėriškesnį. Tai va tas žmogiškumo, žvėriškumo jungtis ir tas derinys labai domino Prosperą Mérimée. Jisai net galvojo pirmą parašyti poemą, o paskui suguldė visą savo tas mintis į novelę, o čia Alfredas Žary. Ir, na, buvo įdomu, kad veikėjai yra ir istoriniai jo pjesėje, tarp jų, pavyzdžiui, Stanislovas Leščinskis, Lietuvos ir Lenkijos karalius, kurio dalia buvo tokia keista, jis paskui neteko savo galių, kažkaip ten vien žodžiu baigė dienas, kažkur ten nuošaly. Nu ir čia tokia aliuzija yra, kad tas Leščinskis čia yra kaip toks doras valstietis. Jisai tarsi gina, ieško teisybės, nori tarsi kažkokios lygybės ir panašiai, bet niekas jam neišeina ir baigėsi liūdnai, kaip ir kitiems. Tai aišku, kad toji Lietuva, mes matom, kai jie atskleidžia tokią pusiau legendinę. Ir kad tas požiūris į Lietuvą, žinoma, jis yra daugybės faktorių įtakotas. Tai nu, čia yra tokios kelios išvados, jūs jas galite paskaityti arba ne. Jeigu dar nepavargote, tai va. Tai su ta barbarybė taip yra, kaip čia direktorius aiškino. Ir man įdomu, aišku, prancūzų pozicija. Žinoma, kad tas barbarybė mums irgi kilo ta idėja. Tai visų pirma, mes organizavom konferenciją, asociacijos konferenciją ir labai daug buvo susidomėjimo ir iš įvairių šalių atvyko. Ir kiekvieno požiūris vis yra įdomus į tą barbarybę, nes tai yra, mes esam kas, mes esam barbarų Europą, nu tai toks ir veikalas yra išleistas dabar. Bet kaip Gintaras Beresnevičius sako, tai yra mūsų stiprybė. Be abejo, čia ta barbarybė jau tada yra suprantama kaip originalumas ir suprantama kaip tokios, nu, tarsi tokios gyvybės, galios, tokia reikšmė suteikiama, kad
barbaras tai nebūtinai tas, kuris griauna, bet ir tas, kuris turi pajėgų, jėgų ir galių statyti, arba visai ką kitą daryti negu visi kiti, ir jis nebijo būti kitoks, originalus. Tai gal tada tuo ir baigčiau. Galit nusiknėt, nes, aišku, jūs girdėjot, gal yra labai daug dar faktų, kad tu neminėjai, ir tikrai yra labai įdomu skaityti, aš šiltai rekomenduoju. Ir gaila, kad tu neminėjai apie Victor Hugo, kada po insurekcijos, po sukilimo, kada universitetą buvo uždaryta. Tas faktas buvo labai įdomus, kaip atkūrė. Taip, va šitą dar Karolina priminė, tikrai yra vienas iš tokių gražiausių mūsų ryšių istorijoje faktų. Tai kada Vilniaus universiteto biblioteka buvo uždaryta dar prieš sukilimą, tai tada tie emigrantai, kurie atsidūrė Prancūzijoje ir kurie sužinojo, kad ta biblioteka, jos fondai iš principo yra grobstomi, jie yra išvežami, kaip žinia, buvo išvežta ir Rusija, ir Ukraina, ir kitas vietas, tai tada jie nutarė įkurti, ar kitaip tariant, atkurti Vilniaus biblioteką Paryžiuje. Ir visų pirma Versalyje. Ir toks generolas Ostrovskis, grafas ir generolas, jis ėmė rūpintis tos bibliotekos atkūrimu ir į ją atkūrus nešė knygas visi, kas kokias turėjo, labai ten buvo žinomos ir pavardės, kas kiek ten atnešė. Ir buvo toks Ipolitas Klimaševskis, dar Vilniaus bibliotekininkas žinomas XIX amžiui, jis irgi labai daug organizavo. Ir tada tie organizatoriai, jie kreipėsi į prancūzų žinomus veikėjus, rašytojus, intelektualus su laiškais, su prašymais padėti paremti biblioteką. Ir yra Victor Hugo laiškas, atsakymas, yra Vilniaus bibliotekos rankraštyne, kuriame Hugo rašo, kad labai daug kuo aš negalėsiu padėti, aš sveikinu šitą faktą ir aš remsiu biblioteką knygomis. Tai yra toks laiškas, kad pasižadėjimas kaip ir remti Vilniaus biblioteką savo knygomis. Tai čia, aišku, yra labai gražu. Ir paskui ta biblioteka iš Versalio perskėlė į Batignolį ir tie fondai, jie augo ir paskui jie buvo perduoti Vilniaus universiteto bibliotekai 1926 metais. Tai va, taip ir atsidūrė tada Hugo laiškas čia. Jeigu dar galima vieną klausimą, gal jūs turit klausimų, aš žinau, kad laikas eina, bet gal tik vieną klausimą būtų, ar yra, kaip tavo darbas yra kaip iš tikrųjų istorijos detektyvas. Ir tie atradimai yra fantastiški iš tikrųjų, bet ar yra raudonas siūlas tarp tų visų Lietuvos išvaizdžių? Tai man tai tas siūlas ir buvo tas Barbaro konceptas, nes iš tiesų tuose pasisakymuose įvairiausiuose arba tekstuose, kuriuos randu, tai beveik visur, ar tai būtų epitetas, ar tai būtų šiaip kur nors pavartota, šita sąvoka yra pavartota. Tai man todėl ir buvo įdomu, štai kaip žiūrint į šalį, kraštą, tautą, iš kažkurios kitos, štai va tas įvaizdis kūrėsi ir to įvaizdžio kokios tada yra pagrindinės dalis. Tai ta barbarybė ir aš matau ir kaip tokią atskirą tada sąvoką, kuri transformuojasi su laiku,
bet ir kaip to įvaizdžio dalį. Ir tada, kuri atneša su savim tą savoką visokių reikšmių ir vis kitokių ir vis kažkaip tą įvaizdį papildančių. Dabar jeigu dar dėl to įvaizdžio, tai tikrai nereikia galvoti, kad mes vien tik, gal toks įspūdis dabar susidarė, daugiau akcentuojamos neigiamos reikšmės, bet buvo teigiamų reikšmių ir buvo labai gražių teigiamų pasisakymų, netgi iš 17 amžiaus keliautojo, kuris Jean d'Avril, man atrodo, kuris netgi palygino lietuvius ir lenkus ir prancūzus. Ir jisai sakė, kad lietuviai yra artimesni prancūzams negu lenkai, todėl kad jie yra tarsi nuoširdesni ir net linksmesni. Tai man kažkaip... Bet, nes čia tarsi griautų tą tokio barbaro, kokio nors tokio niūraus, kokio atšiauraus, kokio... ar kažkokį tipą tokį, daugiau gal prietaringą, pavyzdžiui, kaip skandinavų yra toks įvaizdžio tipas. Kad tarsi lietuvybė jinai susidėjo iš kelių tokių elementų ir vienas iš jų tai skandinaviškas tikėjimas prietarais ir niūrumas kažkoks. Nors iš tiesų tai dabar skandinavistai Prancūzijai kaip tik priešingai aiškina. Irgi aiškina skandinavo tapatybę tam Baltijos regiono kontekste. Nes dabar yra labai, kaip suprantu, aktualu. Yra mus su kažkuo sieti, jungti, ne vien apie mus kalbėti, Lietuvos kaip tokios įvaizdis, bet Lietuvos baltų kraštų, Baltijos kraštų. Tai va, tų trijų kraštų, bet ir ne tik, ir apie Baltiją ir kitų šalių kartu įvairūs variantai yra kuriami ir labai įdomu stebėti, tarp kitko. Nežinau, ar atsakiau. Tai visokių, taip. Labai ačiū, aš žinau, ar jūs turit klausimų? Tai visų pirma, Karolinai dėkoti, nes būtent jos iniciatyva čia ir vyksta šitas renginys. Visų pirma, tikrai jos iniciatyva. Ir tas žavus turbūt lietuviškas kalbėjimas, tokiu prancūzišku akcentu irgi tam tikros egzotikos ar ko čia įneša. Tai labai tikrai smagu, kad va čia Prancūzų institutas iš tiesų surengė ir šita knyga, kuri daugiau galėtų taip, kažkaip kaip čia suskambėti, jei negarsiai pasakiau, tai tik šitoje erdvėje iš kažkaip. Jūs atkreipėt dėmesį į šitos freskos, nes iš tikrųjų tam aukštai gyvendavo profesorius Capelli, kur buvo juristas. Dėstė tuo pačiu laiku, kaip Frank šeima apačioje gyvendavo. Čia buvo Vilniaus universiteto profesorių namas. Ir aišku, ne tik šita teritorija, bet dar ir prancūzų dabar, kur ambasada. Tai labai smagu. O dabar tada aš nežinau, jeigu yra kokių daugiau ar iš jūsų klausimų ar ko nors, tai prašom, arba dar visiems siūlysime nusileisti į mediateką, va būtent į tą Frankų saloną. Ir ten po taurę vyno.
Sveikinam, didžiuojamės, mylim tave, linkim sėkmės. Skaičiau, labai gražu, labai malonu, labai smagu, bet kokia tavo ateitis, fantastika. Aš tave sveikinu, aš tave, tau atrodo, kad 30 metų. Be abejo, dabar, pavyzdžiui, edukologijos universitetas tame dėstytojų žmonės, šiaip mano Nijolė, aš tada šai Labai didžiuojamės. ir lauksime savo tyrinėtojų Mes labai dėkojame už savo erdvių pareiškimų Nu viskas klausyti. Imagologijos. Viešas pristatymas. Je suis ravie de vous voir. Aš esu Dėta, noriu, matau, į Paryžių. Čia mano vaikas, bet reikia būtinai užrašyti jai knygą. Nemokas prancūzų, va šratinukas, praurime. Jos toks vardas. Tai palaukit, jau dabar autografus dalysite. Jau čia aš. Taip labai gražu. Taip simboliškai. Taip, čia yra. O gal jis transkribuoja? O kad jūs sakėte? Aha. Galima prancūziškai užrašyti. Nu, užrašysiu prancūziškai su linkėjimu. Man reikėtų aštakinius paimti, nežinau, ar aš čia kevežduoju klaidą. Labai. Ir pasirašyti, kaip rašydavo ant laiškų. Paskiau, kažkaip. Labai noriu autografą. Kad žinotumėte, kur ieškoti. Taip, čia bus mums. A jie visi nepabėgs, nu viešpatie kas tą vyną išgers. Žydronę, nu pasižiūrėk, kad eitų į mediateką. Tai žinokite, nuėjo. Ar tikrai mediateka nuėjo? Jūs galite nuėję. Datą užsirašys labai dėkinga. ne? Aš labai trumpai. Taip. Irgi taip pat iš lituanikos skyriaus. O, irgi Jolanta. Irgi Jolanta.